Labas rytas, nauja diena, vadinasi apsipirkti valgyti, šiandien yra trečiadienis, pusė 7 ryto, prieš 6 rytukas sako man keltis, bet nesikėliau, paskui girdžiu žadintuvas ir galvoju, reikia kelti 6 valandą, kol susikaitim, žinokit, atėjo ir pusė. Taigi važiuojame apsipirkti, valgyti, ką rasim, būtinai parodysim ir jums. Rytukai, o tu važiuoji ar ne? Tai bent jau labas rytas pasakyk. Pasakyk labas rytas. Noriu valgyti. Dėja, namuose, kaip sakant, pelė pasichorusi šaldytuve ir šiaip niekada nevažiuoju pavalgius, niekada nevažiuoju, nes dažniausiai skubu ir galvoju, greičiau bus, nuvažiuoti, nupirkti ir tada važiuoti jau ir valgyti, pasigaminti skaniai namo. Mes žinau, kad su Rytuku nusprendėm, kad šiandien tikriausiai atostogas, nes keli tik tai dirbo žmonės, bet radau gerų dalykėlių. Radau cukinijų, tai būtų cukinijų blynų ir radau vietinių tokių pomidorų. Bet čia jau iš Lenkų pusė 4 eurai dėžė ir čia va 4,5 už 5 kg cukinijų mokėjau. Apsipirkom ir didmenos skyriuje, o ką įsigijau, parodysiu ir jums, nes iš tikrųjų truputį kažko gero, truputį nelabai. Didmenos skyriuje nusipirkau razinų. Graikinių riešutų, nes labai prasto padažo noriu, kad ir gerbonikos valgytų, kokosų drožlių, tų žalių lęšių, nes bulvių tuoj nuvažiuosim pasimti iš labai senos šeiminėlės naminės. Ir avinžinių paskutinius laiškus galvoju, kaip gerai ir dar kažkur pasislėpė mano, kur dabar, ir gysločio labelio duonį, nes mes sakė, kur nusipirkau, 3 kartus duonelį iškepiau ir viskas, nebeliko. Toliau nusipirkau svogūnų laiškų, tik šį kartą kažkokį dėl raudonį, tai sunaudosiu. Paprikų buvo mažiau negu 5 kg ir kainavo šitas maišas didelis 4,5, agurkai po 3 centų, bet nebuvo labai daug, tai pasėmiau tik tiek. Dar taip pat nusipirkom bananų dėžę. Linksmas bananas. 5 eurai dėžė ir daug kalafioros kainavo 4,5. Labai gerai. Labai linksmi bananai. Linksmi bananai, sakai? Va, rodo linksmi. Ai, paveiksliukas linksmas dėl to, supratau. Tai žodžiu, kalafiorai 4,5 už 4,5 kilo. Nu, žodžiu, super, tokie gražus. Ir tikrai sunaudosim, nes mes juos labai mėgstam. Kadangi dabar dar tik tai yra 7:30, nuvažiuosim iki promo nusipirktą avižinių, nes aną savaitę, kurią įsigijau, taip pat viską suvalgėm, nieko neliko. Duonelė, kai kepi, ryžių va dar miltų reikėtų, bet ryžių miltų tik kitam prome. Tai iki kito promo mums reikia važiuoti. Dabar atsiminiau, nes šitame prome prie Urmo nėra. Tai tada važiuojam pirmą vadinasi iki ofiso. Tėčiui vandens palikti, man pasimti siuntą išsiųsti ir tada važiuosim iki promo ir iki Lidlo reikėtų ir iki Maksimos. Ir dar kažkur. Į 4 vietas nuvažiuoti, reikia greičiau skubėti. Pam, ir štai mūsų bulvytės paimtas labai skanios iš Rumšiškių. Ekologiškas, nieko neterštas, tobulas bulvytės, sodėlę valgyti pats tas. Vandenukas visokie paliktas, siuntą pasiėmėm. Kaip matėt, bulvytės, kaip ir sakiau, iš Rumšiškių. Iš tėčio pasiėmėm riešutuką, nes norim pavalgyti biškiuką. Jiem įpilsim, nes praeitą dieną kepinau. Ir visą dubenėlį. Tu geltoną tėčio dubenėlį mylimiausią paėmei. Nu, gal nesupyks. Į tą patį įpilsim, ne? Ir nesupyks. Žodžiu, kepinti žemės iš tai labai skanu. Tik reikia polėto valgyti, kad dantų neišlaužti. O dabar važiuojame iki Maksimos, iki Lidlo, siuntą išsiųsti, siuntą nereikia paimti ir dar iki promo. Važiuojame drauge toliau. Labai skanus riešutukai. O kai riešutų sviestas padarytas su ledais, kosmosas. Bananų turim, krūvą šaldytų yra. Valgysim ledų, garantuotai. Nusipirkom dar bananų. Tai galėsim dabar pasidaryti. Ten linksmi bananai. Linksmi. Gerai. Važiavame kartu toliau. Kągi nusipirkau Maksimą, tai blyną man laužo kaip tobuliausias. Rytukai čepsiautų aliejus arba kokiam kepsneliam, nu labai jisai geras iš tikrųjų. Tik MVaus indų ploviklis neišplauna keptuvių, tai naudokit kitą ploviklį, tikrai išplaus, nes MVaus neišplauna šitą aliejus. Tada Graikiu buvo su nuolaidos, tai paėmiau 2 pakelius ir dar taip pat druskos, nes druska baigėsi.
O dabar važiuosime iki Lidlo ir tada dar iki promo ir dar siuntas reikia būtinai išsiųsti. Aš valgau riešą. Čipsų tu nevalgai. Čipsiau. Čarlis Čaplinas. Grinai. Kągi nusipirkom iš Lidlo. Nusipirkom didelį talikinį. Šiaip tai biškį mažesnis negu įprastai. Vienu bent jau aukštu. Man atrodo. Čipsiau tu mano. Ir dar... Šiaip iš tikrųjų juokinga, mūsų tas žiauriai daug, bet žinau, kad maišelį pamiršau pasimti didesnį, tik tiek vynuogių, bet galvoju, gal dar nusipirkti, nes urme buvo didesnė kaina, čia dabar 2 eurai. Pomidoro 2, padažiukus tuos savo mėgimus ir dar taip pat nusipirkau kukurūzą, nes man labai patinka kukurūzai, mėgstu juos su kokiais ryžiais ar bet kur kitur. Bet žinokit, dabar svarstau, kad reikėtų gal pasimti kitą maišelį ir dar nuveikti nusipirkti vynuogių, išpilti, pavyzdžiui, tiesiog agurkus iš maišiuko ir nuveikti nusipirkti dar vynuogių, nes vynuogės yra labai skanus dalykas, o šaldytas tai iš visiškai kosmosas. Jaučiu dar. Ir gal svogūnus išimsiu ir su 2 maišiukais nuvarysiu, nusipirksiu dar jų. Va, išimu, svogūniukai palaidi, bet nieko tokio. Svarbiausiai bus laiminga šeiminėlė. Kaip sakant, tai va, svogūniukai dedu į maišiuką ir su 2 maišiukais einu dar vynuogių įsigyti. Nes 1 centą už maišiuką, jau tikrai nemokėsiu, kai tiek daug metų perku su savo pasitais maišiukais. Iš tikrųjų, tai taip nuvinu ir žiūriu su kauliukais. Tai galvoju, tikrai daugiau nepirsiu, gal prome bus tų biškį pigesnių vynuogių ir galėsim įsigyti. Ir dabar šiaip ar taip reikia važiuoti išsiųsti tą siuntą. Rakštį įsivariau į ranką. Dar geriau, palaukit. Ir daug kas klausia, kaip įsivariau, nežinau, bet delną. Įsivariau rakštį, gerai, kad tai ilgas buvo ir išsiėmė, labai paprastai. Nes kai palieki, paskui užpliuoja žodžiu milijonus reikalų. Tai va, dabar važiuojam siuntašius ir iki promo ir važiuojam namo, nes jau yra 9 valandos. Ridukai, tu man trukdai vėl. Vėl, žinok, senelis rašys, kad ridukas jum trukdo labai. Žinoj? Vienam video senelis pakomentavo, kad sako, nu jūsų tas ridukas tai jau trukdo tikrai. Gerai, viskas važiuojam iki siuntų ir tada važiuojam iki promo. Noriu imti atvalgyti. Duodu jau. Ne, tau, iš kitiem žmonėm duodu. Gerai, viskas važiuojam į siuntų, iki promo ir namo, kuo greičiau. Nu ką, siuntelės išsiųstas, beliko nuvažiuoti iki promo. Vyrelio siuntelė paimta ir važiuojame iki promo kelių dalykėlių įsigyti. Kadangi lietutis pradėjo lyti, tai parodysiu taip. Nusipirkau avižiniam, visą pakuotę, kaip visada savo, labai gerų. Ir dar taip pat nusipirkau, spėkit ką, ryžių miltų. Šitie miltai iš tikrųjų labai geri ir tobulai išeina iškepti duonelę. 10 nusipirkau. Ne 10, o 2 pakelius. Taigi važiuojame toliau. Tai toks vat mūsų maisto apsipirkimas. Parodyk langą. Tuoj parodys. Noriu daug įrodom langą, kad lietutis lyja, ne? Žiūrėkit, čia visą langą. Va, visas aplytas langas mūsų. Tai kuo greičiau skridome į mašinėlę, atsisėsti ir dabar važiuojame namo. Tai toks tas mūsų šios dienos apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti ir komentuoti mus, palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Iš tikrųjų, šiandieną tingiu filmuoti maisto organizavimą, nes valgyti labai iš tikrųjų jau noriu. Tai reikės greit gaminti ir taip yra, bus ką veikti. Tai tiek ir iki kitų kartų. Ate. O, Ridukas, te pasakė. Ne, žiūrėkit, vakarą. Tu nenupirkai čia bonkę mūsų su vandeniu, kur tu įpylė ryte. Aš nupirkau ir dabar aš geriu. Gerai, skanaus. Noriu iš tikrųjų labai pasiguosti, kad visiškai esu višta, nes nepastebėjau ir nusipirkom 5 grūdų, 5 kilus tuos dribstus ir nežinau kur dėti, bet kažką sugalvosiu. Tai grįždami namo iš ofiso nusipirkom normaliai avižinių dribsnių. Nes germaniukui netinka, nes ten yra rugiai, kviečiai, miežiai, avižiniai ir sorų dribsniai. Šiaip labai skaniai kvepia, tai tikrai sunaudosiu į blynus dar kur nors, o germaniukui būtent su avižiniai sumaišysiu tada, nes kitos išeities nėra, vis tiek reikės suvalgyti, nes buvau dėjusi postą, kas norėtų galėtų pasimti, tiesiog būtumėte davę 5 kilus košų, bet tikriausiai niekas nenori ir nėra alkanų žmonių.
Tai viskas, šios dienos maisto apsipirkimas. Labas rytas, gera diena, ši diena naujas maisto apsipirkimas, važiuojam su Miliuku. Apsipirkti valgyti, ką valgyti, sakysim, parodysim ir jums, iš tikrųjų jau vėlokai, po 7:10, bet ką padarysiu. Kaip visada aš turiu tave kelti. Arba Ridukas mane žaidė, arba Miliukas, nes aš žadintuvą tiesiog nesijungiu, iš tikrųjų užmirštu jį įsijungti ir taip gausi. Bus 2 savaičių maisto apsipirkimas, tai praeitą savaitę žiūrėt, ką įsigijo ir dabar šią savaitę. Važiuojame greičiau, kad rasime ko nors skanaus. Viena diena po žolinių, vakar buvo žolinis, naktinis turgus realiai yra visiškai tuščias, tikiuosi, didmenos skyriui kažką bus, nes man reikia įsigyti kažką valgyti, pavalgyti, nes neturėsim ką valgyti, bet aš tikiuosi atrasim ir čia kažkas gero bus, nes ten tuščia, čia gali būti irgi tuščia, bet gal kažkas bus netyčia, ne? Sako, Miliukas, reikėjo anksčiau keltis. Tai kaip keltis, jeigu tu nes kaip sakant, neatsikeli, nepabundi ir dar knarki ir miegi. Einame pažiūrėti į naktinį turgų. Naktinį didmenos skyrių. Iš po apsipirkimo didmenos skyriaus, iš tikrųjų skyriai dirbo tik tai 3 daržovių ir tas sėklų skyrių, tai parodysiu, ką įsigijau. Iš tikrųjų gavau keletą dalykų labai pigiai, tai labai apsidžiaugiau. Radau plokščiųjų nektarinų po eurą už kilogramą, 7 eurų už paprikas, pievagrybiai neatsimenu, kiek iš tikrųjų, gal 2 eurus mokau už tai. Tada dar pirkau čia nieko, čia yra graikiniai riešutai, saulėgrąžos, anakardžiai, mūsų pupelės ir spanguolės, 2 brokoliai ir kalafiorų daug, nes buvo tik tai po eurą. Dar radau krapo, 8 eurų už kilą, čia beveik buvo kilas 200, tai 9 eurus mokėjau, pomidorai 4 eurai džiovinsiu ir bananų dėžė tobula už tik 2 eurikus. Apsipirkome Urme, kaip sakiau. Įsigijau keletą dalykų, kaip sakiau, pigiai gavau, tai labai džiaugiuosi. O dabar važiuosim iki promo, nes reikia avižinių, nes avižinius visus sunaudojam. Kadangi važiavom savaitgalį 3 dienom, tiksliau šeimų sąjūdžio šventę, ten buvau įsidėjus tų avižinių maltų, kepiau blynų savo firminio ant laužo, tai kaip ir jau nieko nebeliko. Tai vadinasi, reikia būtinai įsigyti. Aš gavau dovanų opaliuką. Aha, va, pavaišino sėklos skyriai, opaliuką, alyvinis. Kaip skaniai kvepia? Tu uostai? Pažiūrėk, eiksam, ar atėmė, sakė, neduos tik vieną valgys. Taigi dabar važiavome iki promo įsigyti avižinį. Apsipirkome avižiniais, dabar tikrai yra avižiniai. Šitame Urmo prome tai nėra tokio dalyko kaip 5 grūdų ten kažkokie tokie ir pretata, kur aną kartą nupirkau. Bet avižinių dabar tikrai įsigijau ir važiavome iki Lidlą pirkti toliau maisto. Beje, su tais 5 grūdų, tais dribsniais, kur nusipirkau, tai galvojau, ką veiksiu su jais. Buvau įdėjus tą skelbimą, kad pasimtų, niekas, kaip ir sakiau, neėmė. Tai liūdna, tai galvojam, visi sotus, visi laimingi ir nereikia jiem košių. Tai nusprendžiau, kad reikia išsikepti blynus. Susimaliau ir išsikepiau blynus, kur čia tamo taip būna blynai. Germaniukui kepiau iš avižinio, mums šitų, tokį patys. Ir tikrai išvaizda labai gera, žinokit jau. Jums tau didesnį paliks už mažesnį. Išvaizda tokia pati, kaip kepčiau su avižinis. Ir kvapas geras. Aišku, skonis nėra grinai kaip avižinių, bet galima valgyti. Tikrai nėra taip galbūt neskanus. Su bananais tintais ir raizinomis. Žodžiu, super. Vat, ryte pirmą kartą pasiėmėm valgyti. Ir dabar laimingas vaikas. Tik 3 blynų. Nu, tai tau atiduota blyną gal. Ne. Nu, tai ką dabar daryti, kad... Aš šitą dabar blyną dariau dabar šitą. Ką dabar daryti, kad aš šimtuką paėmiau ir nepažiūrėjau tiksliai kiek tų blynų. Sakiau broliam, kad blynai šitie Germaniuko, o šitie jūsų valgyti pusryčiam, kad nereiktų manęs laukti. Tai dabar užkasim ir važiuosime iki Lidlo nusipirkti dar, mačiau, agurkam ten nuodą yra, dar kažkam, tai reikės įsigyti, nes nėra agurko, aš labai mėgstu. O paskui į Maksimą. O ko į Maksimą? Nereikės į Maksimą? Ne. Mes aliejaus prieš 2 savaitės nusipirkome daug, tai jo tikrai nereikia. O daugiau už Maksimos nelabai ką pirkau. Praeitą dieną dar buvom užsukę į Maksimą piešimo ten tų reikmenų visokių vaikai pirko. Tai nusipirkau prieskonių, tų su alyvuogės, labai skanių. Tai labai džiaugiuosi, nes galėsiu ir toliau gaminti labai skaniai valgyti. Dabar važiuojam viskas iki Lidlo. Tikiuosi, kad nors rasime gero, ne?
tikėkimės. Apsipirkome Lidle, kažkaip galvojau, kopūstas bus pigesnis, kainavo beveik 3 eurus, galvoju, proto turi ar neturi, tai atsisakiau ir nepirkau. O daugiau viską kitą pasiėmiau. Dabar žvėjom iki senukų, nes atsiminiau, kad noriu padovanoti moteriškiam tokius savo gėlę, kuri auga labai didelė yra ir turi labai daug vaikelių aplinkui save. Tai nusprendžiau, kad reikia būtinai padovanoti, tai važiuoju nusipirkti vazonėlį paprasčiausių ir galima bus dovanoti. O tai Maxima? Ir po to į Maximą, nes pasirodo agurkai kainuoja šiam 9 centai už kilą Maximą, ne Lidle. Tai vis tiek į Maximą reikės užsukti. Apsipirkau krūvą tokių kreminių vazonėlių, reikės kitą dieną važiuoti į ofisiuką sodinti 15 gėlyčių. Tikiuosi, man kiek žemių yra tenai, tikiuosi užteks ir nepritrūksim. Taigi vazonėliai nupirkti, viskas tvarko, 15 vienetų, bet pigiausius pirkau, nes galvoju, vis tiek žmonės persisodins po to, tai neapsimoka brangesnius pirkti ir labai didelė suma gaus kaip 15 vienetų. Tai dabar reikės susodinti, kaip sakiau, tikiuosi užteks žemių. Ir tokia kreminė iš tikrųjų spalva, graži, man patiks. Sakiau pilka, to ne kreminė. Tokia tamsiai pilka, bet matėsi, kad tas plastikas tai sujungimu taip prastai atrodė, tai galvoju, paimsiu kreminę. Tikrai turėtų tikti prie visų interjerų. O dabar važiuojame iki Maximą pirkti tų pigių agurkiukų, nes tikrai labai noriu. Kadangi tų plasmasinių maišelių nenorėjau pirkti po 1 centą, tikrai nemokėsiu iš principo, o daugkartinių maišelių turėjau mažai, o agurkų norėjau labai nusipirkti daug. Tai dar nusipirkom ir keletą trapučių, kadangi su nuolaida, nes mėgsime pirkti su nuolaida, taip galima surūpti ir krūvą agurkų. Žinau, kaip dariau, paėmiau, prisidėjau agurkų į savo krepšelį, nuvėjau į savitarną, susisvėriau ir viskas, niekas nieko nesakė, tiesiog susidėjau atgal ir džiaugiuosi. Tai toks tas mano maisto apsipirkimas, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus ir susitikime kitose video, ką nusipirksime valgyti, ką gaminsime, kokių receptų ir taip toliau. Ir dar pratęsimas iš mano to maisto apsipirkimo, tikriausias nuoširdus turėti fainai gerus draugus, kurie atveža naminių šviežių vaišių, ką atvežė, tai parodys labai ačiū tau, Vaida, už skanias vaišes ir mano dievinamą baziliką. Taigi draugė atvežė naminių agurkų, tada krūvą mažų pomidoriukų, krūvą didžiausią baziliką, tada yra dar agurkų ir obuoliukų. Nu, nerealiai fainai.